Avenue Road. Yeah. You spell the name for me, please? Ma'am. Hello. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell it? It's Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. So broken and I heard shots like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. Big Ha ir Hua Han Pan buvo klasikinis Kanados imigrantų sėkmės pavyzdys. Han gimė Vietname, ten ir mokėsi. Į Kanadą atvyko kaip politinis pabėgėlis 1979 metais. Big atvyko atskirai, taip pat kaip pabėgėlė. Abu dirbo automobilių dalių gamykloje. Han įrankių meistru, Big prie surinkimo linijos. Jie susituokė Toronte, apsigyvena Scarborough rajone. Turėjo 2 vaikus – Jennifer, gimusią 1986 metais, ir 3 metais jaunesnį Felixą. Šeima gyveno taupiai, labai taupiai. Iki 2004 Big ir Han jau buvo sutaupę pakankamai, kad nusipirkti didelį namą Markhame su 2 garažu. Buvo susitaupę apie $200,000. Jų lūkestis vaikams buvo aiškus – dirbti tiek pat sunkiai, kiek ir jie, ir pasiekti dar daugiau. Jennifer pianinu groti pradėjo 4, paskui dailusis čiuožimas. Treniruotės prieš aušrą, kritimai, pergalės, varžybos. Jos dienos buvo suplanuotos iki minučių. Mokykla, praktika, namų darbai. Jokių laisvų savaitgalių, jokių nakvynių pas draugus, jokių blaškimų. Lentynos lūžo nuo medalių ir trofėjų. Jos tėvai nebuvo žiaurūs, bet jie tikėjosi rezultatų. Pagyros buvo retos. Ji išmoko tylėti, išmoko neparodyti kaip skauda. Visada nešiojo laimingą kaukę. Jennifer su Danieliumi Wongu susipažino 11 klasėje. Jis buvo metais vyresnis, pašėlęs, garsus, neįmanoma jo nepastebėti. Grojo trimitu. Jo šypsena atrodė kaip žmogaus, kuris nieko nebijo. Vasaromis vilkėdavo džemperius. Ant riešo randas nuo fejerverkų nelaimės 9 klasėje. Kai juokdavosi, palinkdavo į priekį. Jennifer juokėsi kartu. Ta vasara po orkestro kelionės į Europą jie pradėjo draugauti. Danielis jai tapo viskuo – ramybė, išsigelbėjimo. Vieninteliu žmogumi, kuris nereikalavo, kad ji būtų tobula. Jis kalbėdavosi su ja tarsi ji būtų normali. Jennifer įsikibo į tai. Mokykloje jų santykiai buvo tylus, atsargus, nes namuose griežtos taisyklės. Danielius niekada nesutiko jos tėvų. Jie net nežinojo, kad jis egzistuoja. Ir Danielius nespaudė. Jo namuose Jennifer galėjo kvėpuoti. Jis sakydavo Danieliaus tėvams, kad jos tėvai leidžia jiems susitikinėti. Tačiau tai buvo melas. Jis sakė, kad jos tėvai griežti, bet nepasakojo ant kiek. Ne tie, kurie leidžia grįžti iki 10, bet tie, kurie patikrina automobilio ridą, kai pasakai, kad buvai bibliotekoje. Danieliui ji buvo mergina, o Danielius jai buvo gyvybės linija. Tėvas Han buvo tikslus, tradicinis. Pasimdavo ją iš mokyklos, sekdavo kiekvieną žingsnį. Žiūrėdavo tiesiai ją į veidą, lyg bandytų suprasti, ar ji nemeluoja. Motina Big buvo tylesnė, gal šiek tiek švelnesnė, bet viskam pritarė. Ji pasakė tėvams, kad gavo išankstinį priėmimą į Ryerson universitetą. Sakė, kad planas 2 metai ten, o tada perėjimas į Toronto universiteto farmakologijos programą. Kaip visada svajojo jos tėvas. Tėvai nupirko jai naują nešiojamą kompiuterį. Kiekvieną rytą jis susidėdavo kuprinę, sėsdavo į autobusą ir važiuodavo į miestą.
pasakodavo apie laboratorijas, dėstytojus, paskaitų krūvį. Popietės įleisdavo kavinėse, vartydavo vadovėlius, darydavosi užrašus, žymėdavo paraštes. Ir kai praėjo 2 metai, Han paklausė apie perėjimą. Jie linktelėjo. Sakė, kad ją priėmė, kad rudenį pradedu mokytis Toronto universitete. Visada atrodė užsiėmusi. Draugams sakydavo, kad jos tvarkaraštis pilnas, kad savanoriaujo naktimis Sick-Kids ligoninėje. Mokė groti pianinu, dirbo dienomis. Iš šalies atrodė kaip užsispyrimas, bet ją vedė ne ambicijos, ją vedė baimė. Po dar 2 metų atėjo laikas baigti Toronto universitetą. Deja, tėvams nemaloni žinia. Ji pasakė, kad diplomų įteikimo ceremonija bus komplikuota, kad klasė didžiulė, kad kiekvienam studentui leidžiama atsivesti tik vieną svečią ir kad nenori, jog kuris nors iš tėvų pasijustų atstumtas. Todėl bilietą atidavė draugiai. Tėvai tai priėmė ir pasveikino Jennifer. Pasakė, kad didžiuojasi, Jennifer nusišypsojo. Leido jiems nusifotografuoti su nešiojimu kompiuteriu, kurie jį jai nupirko. O tada nuėjo į viršų, į savo kambarį ir tyliai uždarė duris. Viskas prasidėjo nuo papildomos pamainos Sick-Kids ligoninėje. Jennifer pasakė tėvams, kad gavo naujų savanorystės valandų kraujo tyrimo laboratorijoje. Kai kuriomis naktimis, sakė, dirbs iki vėlumos. Per vėlai, kad grįžtų namo. Ji paklausė, ar galėtų pernakvoti pas draugę vardu Topaz. Tik kelias naktis per savaitę. Motina sutiko. Tėvas buvo įtarus. Jautė, kad kažkas ne taip. Nebuvo matęs pažymėjimo ar uniformos, jokio grafiko ant šaldytuvo, tik žodžiai. Vieną vakarą Han ir motina pasiūlė ją nuvežti į darbą. Jennifer neprieštaravo. Tiesiog pasakė, gerai. Paėmė savo krepšį ir įsidėjo į automobilį. Jie privažiavo prie Sick-Kids ligoninės. Jie išlipo, nuėjo link įėjimo. Neatsisuko atgal. Han laukė 5 minutės, 10, tada pasakė Big, kad ją pasektų. Jennifer suprato, kad yra sekama, todėl pasislėpė skubios pagalbos laukiamajame. Ji nedirbo, nesavanoriavo, tiesiog laukė. Laukė, kol jie išvažiuos. Kitą rytą tėvai paskambino Topaz. Topaz buvo sutrikusi. Jennifer nebuvo pas ją nakvojusi, nė kartą. Ir tada įtrūkimai virto plyšiais. Kur jos vadovėliai? Kur studento pažymėjimas? Kur transkriptai? Jennifer bandė aiškintis, sakė, kad mokosi nuotoliniu būdu, kad keičia programą, kad jos grafikas sudėtingas. Han patikrino jos elektroninį paštą. Jis buvo tuščias. Paklausė apie pažymėjimą. Jennifer sakė, kad pametė. Atsidarė jos mokyklinį krepšį, ne knygos, tik tušti lapai. Ji net nebuvo baigusi vidurinės. Kad užmaskuotų spragą, Jennifer ir Danielius susirado internete vyruką, kuris gamino padirbtus transkriptus. $100 ir viskas. Jennifer nusiuntė ją mokyklos pavadinimą, programą ir pažymius. Jis atsiuntė PDF failą, blizgų pilną dešimtukų ir netikro studento numerio. Atrodė oficialiai, tėvai neabejojo. Jennifer savo ateitį statė iš kopijavimo aparatų ir baimės. Metų metus. Dick verkė, Han sustingo. Jis liepė ją išeiti, pasakė, kad ji šiame name nepageidaujama. Bet Dick maldavo, prašė leisti Jennifer likti. Han nusileido, bet viskas jau buvo kitaip. Telefonas konfiskuotas, kompiuteris stebimas, žinutės tikrinamos, kiekvienas žingsnis sekamas. Jennifer buvo 24 metai, bet su ja elgėsi lyg būtų 14. Kai galiausiai jai leido vėl naudotis telefonu, tai atėjo su sąlygomis. Kiekviena žinutė galėjo būti patikrinta bet kurią akimirką. Tėvai liepė visiškai nutraukti ryšius su Danieliumi. Norėjo, kad jį vėl stotų į kolegiją. Studijuotų ką nors praktiško, farmacijos technologiją ar slaugą, kažką, kas dar atrodė išgelbėjimą. Ji nedarė nei vieno iš tų dalykų. Bet kažkas jau buvo sulūžę. Danieliui tai atsibodo. Atsibodo slėptis, atsibodo laukti, jis ją paliko. Ir tuo pačiu metu vienintelė vieta, kur Jennifer kada nors jautėsi laisva, dingo. Po išsiskyrimo Jennifer pradėjo byrėti. Danielius judėjo toliau. Jis susitikinėjo su kita mergina vardu Christine. Jennifer negalėjo to paleisti.
Ji norėjo, kad jis atsigręžtų, kad pasigailėtų, kad pajustų tą skausmą, kurį jautė ji. Ir tada ji jam papasakojo istoriją. Ji pasakė, kad prie jos namų durų atėjo vyras. Parodė pažymėjimą, įsibrovė vidun. Jis sakė, kad po jo atėjo dar keli, kad jie ją parvertė, surišo, išprievartavo. Ji pateikė detalės, kaip jie ją laikė, ką sakė, ką darė. Ji net parodė mėlynę, tamsų žiedą ant riešo. Pasakė, kad nuo surišimo. Po kelių dienų pasakojo, kad pašto dėžutėje atsirado vokas. Viduje viena kulka. Įspėjimas sakė, nuo Christine. Danielius klausėsi, rašė žinutes, guodė ir tikėjo kurį laiką. Tai nebuvo pirmas kartas, kai Jennifer iškreipė tiesą, kad gautų užuojautos, bet tai buvo pirmas kartas, kai jos istorijoje atsirado kraujas. 2010 pavasarį Jennifer Pan buvo visiškoje neviltyje. Jos pasaulis buvo tik vienas kambarys. Ji vis dar gyveno kaip paauglė, stebima, ribojama ir įbauginta. Jennifer atnaujino ryšį su senu pažįstamu iš pradinių klasių, Andrew Montemayor. Jie nebuvo bendrauję metus. Bet kai susisiekė, Jennifer prisiminė vieną dalyką. Andrew kažkada gyrėsi, kad apiplėšinėdavo žmonės su peiliu. Net sakė, kad buvo pagalvojęs apie tai, kaip nužudyti savo tėvą. Jai tai įstrigo. Jennifer papasakojo jam apie savo gyvenimą, kaip tėvai ją sekė, kaip neleido susitikinėti, kaip atėmė jos ateitį ir perrašė ją savaip. Andrew sakė, kad supranta, ir tada supažindino ją su kitu vaikinu, Ricardo Duncan. Ricardo rengėsi juodai. Dėvėjo akių pieštuką. Jennifer jį apibūdino kaip gotą su nagų laku. Jie susitiko pertraukos metu ir tame keistame tarpsnyje tarp tylos ir desperacijos Jennifer paklausė, kiek kainuotų nužudyti mano tėvą. Ji pasiūlė $1500. Ji pasakė, kad būtų lengviausia, kai tėvas išeina iš darbo ir įeina į automobilį. Ji pažadėjo duoti ženklą ir atidavė Ricardo pinigus. Tada laukė. Ricardo dingo, nereagavo žinutes, neskambino atgal. Vėliau jis sakė policijai, kad Jennifer tuo metu buvo isteriška, kad ji kalbėjo ne tik apie tėvą, bet ir motiną, kad norėjo, kad jie abu būtų nužudyti. Jis atsisakė, sakė, kad pasiėmė $200 pramogoms, bet paskui grąžino. Jennifer tvirtino, kad jis ją apgavo, kad pasiėmė visus $1500 ir dingo. Bet čia ne esmė, nes kad ir kaip viskas klostėsi, ketinimas buvo tikras. Ji pasiūlė pinigus, įvardijo taikinį, sugalvojo planą. Ji nesudvejojo, nesutriko. Ir kai jau ta riba peržengta, net jei nieko neįvyksta, kitą žingsnį žengti tampa dar lengviau. 2010 vasarą Jennifer Pan jau nebesvajojo. Ji planavo. Po nepavykusio bandymo su Ricardo Duncan, ji kreipėsi į vienintelį žmogų, kurio dar pasitikėjo, Danielį Wong, savo buvusį. Jie nebebuvo kartu, bet ryšys niekada nebuvo visiškai nutrūkęs. Nei žinutės, nei flirtas nesiliovė, net kai jis jau draugavo su kita. Jennifer vis dar tvarkė motinos sąskaitas. Ji žinojo viską apie jų finansus, apie namą, automobilius, gyvybės draudimą. Jei jos tėvai mirtų, ji paveldėtų beveik $500,000. Bet esmė ne piniguose. Ji negalvojo, kad tie pinigai galėtų nupirkti. Ji galvojo apie gyvenimą be stebėjimo programėlių ir griežtų valandų. Ir antras šansas su Danieliumi. Ji pasakė jam, ko nori. Jis neprieštaravo. Danielius pasakė, kad pažįsta vieną žmogų, Danfordą Crawfordą. Jie jį vadino Homeboy. Crawfordas buvo narkotikų versle, turėjo ryšių, buvo pasiruošęs. Jis pasakė kainą – $10,000. 5 už tėvą, 5 už motiną. Jennifer sutiko. Danielius jai davė atsarginio iPhone telefoną, tik planavimui. Jie elgėsi atsargiai, keitė SIM korteles, trindavo žinutes. Buvo pervesta nedidelė avansinė suma, likusi dalis po įvykio. Visa suma, kai išmokės draudimas. Crawfordas įtraukė dar 2 žmonės – Davidą Milvaganam, kuris vairuos, ir Eriką Carty, kuris įsiverš. Visi bus ginkluoti. Data buvo nustatyta – lapkričio 2. Jennifer elgėsi taip, lyg niekas nebuvo pasikeitę. Davė pianino pamokas, šypsojosi tėvams, stebėjo laikrodį. Tačiau tą rytą Danielius parašė: aš judu toliau. Jei jaučiu tai, kad tu man. Jennifer atsakė:
Tai viską su homeboy atšaukti? Jo atsakymas buvo trumpas. Tu pati sakei, kad to nori, su manim ar be manęs. Jennifer dvejojo. Ji parašė, aš noriu to dėl savęs. Bet tą pačią dieną ji parašė Crawfordui. Šiandien ne, vakarienė suplanuota. Nebūsiu namie laiku. Po 6 dienų Crawfordas parašė, po darbo gerai, bus žaidimo metas. 2010 m. lapkričio 8. Tylus pirmadienio vakaras Markhame. Jennifer viršuje žiūri Gossip Girl. Tada John and Kate +8. Kartą ji nusijuokė, bet tik iš įpročio. Koridoriuje jos tėvas skaito vietnamietiškas naujienas internete. 8:30 eina miegoti, kaip visada. Jos mama, Big, tuo metu šoka linijinius šokius. Grįžta apie 9:30, persirengia į pižamą, užkaičia vandens kojų vonelėms, įsijungia seną The Price is Right epizodą. Praėjus 5 minutėms Jennifer gauna skambutį. Skambina Davidas Milvaganam. Jie kalba maždaug 2 minutės. Jennifer nulipa žemyn, atsisveikina su mama. Nusišypso, nueina prie durų, vienu judesiu atrakina priekinių durų spyną. Tada grįžta atgal į viršų. 2 minutės po 10. Darbo kambaryje įsižiebia šviesa ir užgęsta. Kitoje gatvės pusėje kaimyno apsaugos kamera tai užfiksuoja. Tai signalas. Milvaganam skambina vėl. Šį kartą daugiau nei 3 minutės. Jennifer sėdi ant laiptų, rankos ant kelių, kvėpavimas tolygus, veidas ramus. Vėliau ji prisimins tą sustingimą ne kaip drąsą, o kaip kažką šaltesnę. Po kelių akimirkų privažiuoja išnuomotas automobilis. Išlipa 3 vyrai. Crawfordas, Milvaganamas ir Carty. Visi ginkluoti. Vienas įeina į svetainę, nutaiko ginklą į Big. Kitas bėga laiptais į viršų, pažadina Han, įrėmė pistoletą į veidą, tempia jį koridoriumi. Jennifer pasakoja, kad Carty sutiko prie kambario durų, surišo rankas už nugaros, batų raišteliu. Nuvedė žemyn. Raištelis spaudė riešą, nestipriai, tik tiek, kad atrodytų tikra. Ji padavė $2500 grynaisiais. Tu nuvedė tėvą į miegamąjį. Ten jį rado dar 1100. Galiausiai į virtuvę, ieškodami Big piniginės. Kaip jie pateko į namus, paklausė Big. Nežinau, aš miegojau, atsakė jis. Užsičiauk, per daug kalbės, suriko vienas įsibrovėlis. Kur tie suknisti pinigai? Han turėjo $60 piniginėje, taip ir pasakė. Melagis, suriko vienas iš jų ir trenkė jam per galvą pistoleto rankeną. Big pradėjo raudoti, maldavo jų neskriausti Jennifer. Vienas vyrų atsakė, ramiai, ji gera, jos neliesim. Jennifer buvo nuvesta atgal į viršų, pririšta prie turėklų. Ji nesipriešino. Apačioje jos tėvai buvo nuvesti į rūsį, jų galvos uždengtos. Jennifer dar girdėjo mamos balsą, maldaujantį, tylų, lūžtantį. Tada nuaidėjo šūviai. Han buvo pašautas 2 kartus, į petį, tada į veidą. Big buvo nušauta 3 kartus į galvą. Vyrai išėjo pro priekinės duris. Jennifer sako, kad surinko 911. Ji verkė, maldavo pagalbos. Sakė, kad jos tėvų nebėra, kad jos rankos surištos. 34 sekundę kažkas pasikeitė. Fone pasigirdo garsas, šlapias, žemas, žmogiškas. Jos tėvas, Han Pan, išgyvena. Kraujuodamos pusiau aklas, šalia žmonos kūno jis išsitempė laiptais į viršų. Lauke jį pamatė kaimynas. Han susmuko važiuojamojoje dalyje. Paramedikai atvyko po kelių minučių. Jis buvo nugabentas į artimiausią ligoninę. Viduje Jennifer vis dar verkė, vis dar pasakojo istoriją. Sakė, kad tai buvo apiplėšimas. Sakė, kad nežino, kodėl tai įvyko. Sakė, kad jai tiesiog pasisekė išgyventi. Bet istorija jau pradėjo irti. Ir tiesa išlys. Tik ne taip, kaip jie planavo. Lapkričio 9 dieną Jennifer Pan sėdėjo priešais detektyvą Billą Gautsą. Jie atrodė rami, tyliai kalbanti, mandagi. Ji pasakojo, kad 3 vyrai įsiveržė į namus, kad ją surišo, kad nuverė jos tėvus į rūsį. Tačiau jie sakė, nežino kodėl. Teigė, kad jie tiesiog pasisekė išgyventi. Suddenly I just heard my mom calling for my dad to come down. And that's when I lowered the volume on my TV. And I could hear the voices weren't any voices I
was very familiar with. And so I was scared and I couldn't move. I just sat in my room for a while. And then I thought I heard them all leave the top floor, and I peered out of my bedroom door. And a guy was there, and he came at me and had string in his hands and tied my arms back and said, "I have a gun behind your back. Do what I say. If you do what I say, then no one will get hurt. Where is the money? Show me where your money is." And he took it and put it in his pocket, I think. And then that's where they pushed me to my parents' room and asked me where the money was there, and I didn't really know. So they kind of one was right beside me, blocking my way to the door, while the other ones turned over the bed to find some more cash in my mom's bedside table. In which then they dragged me down the stairs and made me kneel at the bottom, telling me to face down on the floor while the other guy had a gun behind my head, and asked my mom where her purse was. My mom kept trying to get up, and they kept telling her to sit down, and so I didn't want her to get hurt, so I told her, "Mom, sit down." I heard my dad go up the stairs, and at that point I had my phone on me, behind me, that I had hidden there that they didn't know about. So when I thought that they had heard them all leave and my dad ran up the stairs, I whipped up the phone and I called 911. But I still hadn't heard anything from my mom, and all I could hear was my dad running on the street, just moaning and making sounds. Vis dėlto ją paleido. Laikinai. Po 2 dienų dar viena apklausa. Daugiau detalių. Kai kurios naujos, kai kurios sutampančios, kai kurios per tvarkingos. Ji vedė detektyvą per viską, žingsnis po žingsnio. Kaip išsitraukė telefoną iš kelių jos mens, kaip apsivertė, kaip surištomis rankomis surinko 911. Ji net parodė tai fiziškai, susirietusi, riešai kartu. Atrodė įmanoma, bet nenatūralu. Can you show me, can you stand up and turn around and tell me, just show on the camera, how your hands are bound? But I need to go through it, okay? So just take your sweater off. Stand up and turn around. Put this in the side that you believe it was in. Great. Turn around so that you're looking away from me. You're looking exactly like, now here is where the banister is. Put your hands back behind your back, exactly how you remember they were. Okay? Now, and are you restrained from movement? How far can you move your hands from the banister? They tied my upper arm Yes? around the banister, Yes? but my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the strings wrapped around against the banister? Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone? And how do you make the phone call? 911? Mm-hmm. And do you talk down like that? Yes, I'm yelling at the phone like this. And how can you hear? I turned the volume on max. Yes? So that's exactly the way that you're talking to her against the railing. Mm-hmm. Okay, that's good enough. Sit down. Put your sweater back on. Just put your sweater. Yeah. You want some more water? I'm okay. Okay. I really appreciate that. Obviously, it's very important to see it because we can't put you. It would be absolutely physically impossible to put you back in the same position, but we just needed to see how you get the phone out and make the call. Kodėl įsibrovėliai nepaėmė automobilių raktų, kurie gulėjo prie durų? Kodėl jie atsinešė ginklus, bet ne vieno maišo grobiui? Kodėl nušovė 2 žmonės, bet paliko liudininkę? Kodėl Jennifer dar vis gyva? Policija jau gilinosi. Telefono žurnalai, SIM kortelių keitimas, trinti pokalbiai, per milijonas duomenų taškų. Ir visi jie paskelbė tą pačią istoriją.
Tada Han Pan pabudo. Jo veidas sulaužytas, kaklas pažeistas, bet atmintis išliko. Jis prisiminė koridorių, ginklą, baimę ir Jennifer, stovinčią, nesurištą, ramę, kalbančią, neklykiančią. Ir tada paskutinis siūlas nutrūko. Lapkričio 22 policija pakvietė dar kartą. Šį kartą tai nebuvo apklausa, tai buvo spaudimas. Detektyvas Gautz sėdėjo priešais, ramus, kantrus, bet aštrus. Tu padarei klaidą, Jen, pasakė jis. Įklimpai per giliai, bet tau nebereikia meluoti. Jis pasakė tai, ką ji jau žinojo. Ji nebe dukra, ji įkaltis. Jennifer, you don't need to live with this pain anymore. Let it out. Look at me, Jen. Let's be honest with each other. I've been nothing but honest with you here today, and I hope you can do the same with me. I'm here to listen. Jen? It's not worth it anymore. It's hurting you. What happened? I need to know the details. I can't even say. But I can tell you one thing is that we already know. Jennifer susmuko, prirengė veidą, verkė. Tada nauja versija. Ji pasakė, kad pasamdė žmogų, bet ne tam, kad nužudytų jos tėvus. Tam, kad nužudytų ją. Savižudybė per tarpininką. Ji nenorėjo gėdos šeimai. Viskas, sakė, pasisuko į kitą pusę. Bet niekas to jau nebetikėjo. Ne po žinučių, ne po planų, ne po to, ką papasakojo Han. So you're supposed to take the whole family out? No, just me. What went wrong? I don't know. Okay, so tell me how that happened then. Okay. It was supposed to be you. Is that right? Okay, how was it supposed to happen then? Dar vienas melas, bet jis nebeišgelbėjo. Interviu pabaigoje ji paklausė, kas manęs laukia. Niekas neatsakė, ji buvo suimta. Pateikti kaltinimai, 1 laipsnio žmogžudystė, pasikėsinimas nužudyti, sąmokslas. Ir šį kartą durys už jos neužsivėrė tyliai, jos trenkėsi. 2014 m. kovas. Newmarketo teismo rūmai. Prasidėjo teismas. Jennifer Pan, Danielius Wongas, Lanfordas Crawfordas, Davidas Milvaganan, Erikas Carty. 5 kaltinamieji, 5 narvai, 5 gyvenimai ant svarstyklių. Jie buvo atvesti sukaustyti grandinėmis, kiekvienas į savo stiklą. Visi 5 pareiškė, nekaltas. Teismas truko 10 mėnesių, per 50 liudytojų, daugiau nei 200 įrodymų, valandos vaizdo įrašų, 10 žinučių. Slengo ekspertas kviestas vien tam, kad iššifruotų mirties kalbą. Bet aiškiausias balsas priklausė vienam žmogui – Han Pan. Jis ėjo lėtai, kalbėjo tyliai, nei kartą nepažvelgė į dukrą. Jis pasakojo, ką matė tą naktį. Jennifer stovėjo, nesurišta, rami, kalbėjusi su įsibrovėliais taip, tarsi juos pažinotų. Jis papasakojo apie Big, apie metus trukusį melą, apie dukrą, kurios jau nebeatpažįsta. Prokuratūra tai vadino taip, kaip buvo. Planuota egzekucija. Sufabrikuotas apiplėšimas. Pinigų motyvas. Kontrolė. Apsėdimas. Gynyba priešinosi. Sakė, kad Jennifer buvo palūžusi. Kad tai buvo pagalbos šauksmas. Kad ji niekada nenorėjo, kad kas nors numirtų. Bandė permesti kaltę Erikui Carty. Nustumti Danielių į šalį. Ir parodyti Jennifer, kaip pasimetusią, nevaldančią padėties. Jennifer liudijo 7 dienas. Ji verkė, nuleisdavo galvą, dengėsi veidą, ji pripažino. Kartą buvau pasakiusi, kad nori, jog nužudytų jos tėvą. Tada sakė, persigalvojo. Neva viskas buvo nesusipratimas. Ji norėjusi dingti, bet laiko juosta nemelavo. Telefonų žurnalai nemelavo. Durys buvo atrakintos.
2014 m. gruodžio 13 d. prisiekusieji grįžo. Jennifer, Danielius, Crawfordas, Milvaganamas kalti. Pirmo laipsnio žmogžudystė, pasikėsinimas nužudyti, sąmokslas. Jennifer verkė. Negarsiai, neįstaringai, tyliai. Kaip žmogus, kuris suprato, istorija, kurią ji rašė, jau jai nebepriklauso. Teisėjas tai pavadino sandoriu. Jis pasakė, tai nebuvo akimirkos įniršis, tai buvo verslo sandoris, o valiuta – mirtis. Visi buvo nuteisti iki gyvos galvos, be teisės į lygtinį paleidimą 25 metus. Jennifer taip pat buvo uždrausta kontaktuoti su tėvu ar broliu. Teismo sprendimu ir jų valia. Po teismo antraštės dingo. Pasaulis judėjo toliau. Bet ne Hampan, jis išgyveno 2 šūvius. Jis liko gyvas, bet to gyvenimu nebepavadino. Netekau žmonos, netekau dukros, nebejaučiu, kad turiu šeimą. Jis paliko namą, niekas nebenorėjo jo pirkti. Net tokioje vietoje, kur vaiduokai klaidžiojo vidury dienos. Persikėlė pas seseris. Gyveno su senstančia motina. Nustojo taisyti automobilius. Nustojo prižiūrėti daržą. Dalykai, kurie kadaise jam teikė džiaugsmo. Dabar tik aidas. Jo sūnus Feliksas išvyko į rytus. Naujas darbas, naujas vardas. Jis nekalba apie Jennifer. Netarė jos vardo. Jennifer vis dar kalėjime. Kai galės prašyti lygtinio paleidimo, jai bus 49 metai. Ar Jennifer Pan kada nors pamatė viską aiškiai? Mes nežinom. Nes kai vienintelis dalykas, kuris tau liko, yra melas, meluoji ir savo. Tai nebuvo nervinė griūtis. Tai buvo planas. Kruopščiai dėliotas, tyriai vykdytas, sukurtas iš spaudimo ir baimės. Iš nenumaldomo troškimo pabėgti. Ir kad tai pasiektų, jis sunaikino kiekvieną, kuris ją mylėjo. Tai, kas nutiko, nebuvo nusikaltimas. Tai buvo sandoris. Kaina $10 000. Prekė – mirtis. O sąnaudas – jos motinos gyvybė, jos tėvo veidas, jos šeimos siela. Jei likai iki pabaigos, ačiū tau. Kaip manai, kuo Jennifer tikėjo galiausiai? Ar ji vis dar matė save kaip auką? Ar kada nors iš tikrųjų suvokė, kuo tapo? Parašyk komentaruose. Ir jei norit daugiau tokių istorijų, užsiprenumeruok.